Žinau, kad čia būsi. Pagaliau susitikom. Ką čia veiki? Reikia pasikalbėti. Ne, nėra apie ką kalbėtis. Prašau, išeik. Dar žingsnis ir pasigailėsi. Manai, man rūpi? Aš čia, nes nenoriu, kad laikytų mane melagiu. Suprask, aš nenoriu tavęs prarast. Myliu tave visa širdimi. Negaišk laiko. Žinau, koks tu. Eik pas savo merginą, ji turbūt laukia. Sakau, aš nedraugauju su Lukrecija. Niekur neįsiu, kol manęs neišklausys. Jei nori rėk. Tik atsakyk. Ką man padaryt, kad patikėtų mano meilę? Sakyk. Prašyk bet ko. Que me voy a ganar a pesar de tu venganza. Yo me atrevo a amarte a pesar de lo pasado. Dink iš mano gyvenimo, man tavęs nereikia. Žinai, kad to nebus, mieloji. Taip tik sakai, žinau, kad tavo širdis trokšta meilės. Iš kur tiek apie mane žinai? Mes beveik nepažįstami. Permatau tave kiaurai. Matau, kad tu mane myli. Anksčiau būčiau laiminga girdėdama tokius žodžius, bet dabar žinau tiesą. Buvau naivi, kad tavim patikėjau. Bet net ir po tokio nusivylimo gyvensiu toliau. Niekur neįsiu, kol nepatikėsi, kad tai nesusipratimas. Paprasčiausias nesusipratimas. Tau gal ir nesusipratimas. Daugiau nekelk kojos į mano rančą. Taip, Terezai Solerai tau skolingi, bet mes su šeima darysim viską, kad mūsų ranča atsigautų. Atiduosim skolą ir susigrąžinsim namus. Prisiekiu. Tarėmės ne taip, pati žinai. Jei manai, kad leisiuosi žeminama dėl to kvailo susitarimo, labai klysti. Kalbu ne apie skolą. Kalbu apie meilę, kuri įsiplėskė, kai pirmą kartą susitiko. Su kiekviena diena ji tik augo. Dabar tu man svarbiausias žmogus pasaulyje. Tokie melagiai turėtų būti baudžiami įstatymu. Kaip drįsti kalbėti apie meilę, Alejandrai, tu moki tik nekęst. Įrodėjai tai, kai apsimetėjai, kad aš rūpiu tau tik tam, kad mane suviliotum. Pasinaudojai manim kerštui, tiesa? Netiesa, ne. Norėjau suartėti, nes aš tave myliu. Kiekvienas mano žodis buvo nuoširdus, mieloji, atleisk. Bet nepasiduosiu, kol to neįrodysiu. Verčiau negaišk laiko. Nei tavo žodžiai, nei veiksmai nepakeis mano nuomonės. Tu tikrai užsispyrus? Ne. Taip. Ne, aš supratau tiesą ir pamačiau, koks tu iš tiesų. Nekenti mano šeimos dėl to, kas nutiko praeityje. Tu melavai, kad pasiektum savo. Eik, kol nepasirodė tavo mergina ir neiškėlė pavydo scenos. Eik. Matai? Buvau teisi. Lukrecija tavęs pasiilgo. Neatsiliepsiu. Tavo bėdos. Bet nepamiršk, kad pavydi moteris žiauri kaip liūtė. Sakau, aš nedraugauju su Lukrecija. Ką man padaryt, kad patikėtum? Nedaryk nieko. Nepakeisi mano nuomonės. Ko tu siekiai? Turėt ir merginą, ir meilužę. Aišku, kad ne. Taip galvos visas San Augustinas. Bet juk tu vyras. Žmonės tavęs neteis. Jie supras ir gal net pagirs. Bravo. Tai neteisinga. Tokiu atveju jie apkalbinės tave. Man niekada nerūpėjo, ką galvoja žmonės, bet taip, aš žinau, kaip apie tai kalbės miestelėje. Visi galvos, kad atsidaviau tau prieš santuoką. Čia toks elgesys nepriimtinas, kad ir kaip tai senamadiška. Bet kol niekas nežino, tai neegzistuoja, ar ne? Todėl ir noriu, kad manim patikėtų. Visas pasaulis sužinos, kad mes kartu. Nežaisiu dvigubų žaidimų. Mane pasmerks, Alejandrai. Kad ir ką sakysiu, visada liksiu kalta. Žinai, ko mane kaltins, jei prasižiosiu? Visi sako, kad vyras žengia tiek, kiek leidžia moteris. Ir aš vėl liksiu kalta, kad leidausi suviliojama. Tai paskutinis mūsų pokalbis, Alejandrai. Pažvelk į mane. Viso.
Įrodysiu savo meilę, Viktorija Perez Soler. Įrodysiu, kad esu nuoširdus. Prisimink, mes susituoksim. Kuo tu mane laikai? Žinai, daugiau prie manęs nesiartink. Gracias a Dios